Labadiena, gerbiami žiūrovai. Šiandieną eilinė web seminaro ir web consulting laida. Ir joje šnekėsime apie elektroninės šiukšles, arba liaudiškai tariant spamą. Ir šiandien studijoje yra svečias, kuris bene daugiausiai Lietuvoje žino apie spamą, gal nedaugiausiai gavęs laiškų spamo, bet jau bent daugiausiai apie tai žino. Tai yra Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovas Algirdas Kunčinas. Sveiki, Algirdai. Labą dieną. Malonu turėti jūs studijoje. Tikėsime, kad atskleisite daugiau negu bet kas gali prigalvoti pasakų ir mito apie tai. Tai sužinosime dabar iš pirmų lūpų teisybę, kaip netapti tuo spameriu ir kaip kovoti su tais, kurie jau tapo spameriais ir kaip jų atsikratyti. Tai žinau, kad Lietuvoje ne tik tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, bet dar ir kitos valstybinės institucijos irgi liktai turi tą pačią vėliavą iškėlę kovos su spamo. Tai kaip dabar žinoti, ar konkurencijos tarnybai, ar Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijai skųstis, jeigu yra spamas? Kaip jūs pasidalinat tas funkcijas tarpusavyje? Matot, šiukšlės ir toks dalykas. Jeigu su jomis kovos tik tai viens kas nors, tai šiukšlės visą laiką bus. Su šiukšlėms reikia kovoti visiems. Štai tame tarpe ir jūs dar ką kitą, kaip kovojate su šiukšlėmis. Na, o mes su šiukšlėmis kovojame gana skirtingais aspektais. Vienu aspektu nagrinėja konkurencijos tarnyba, visiškai kitų aspektų žiūrime mes. Kadangi mūsų svarbiausia domina tai, kad siunčiant elektroninius laiškus ar skambučius yra naudojami asmens duomenys. Tai mes prižiūrim tų aspektų, iš kur gauti tie asmens duomenys, ar jie teisėtai gauti, ar yra teisėtai naudojama, tuo aspektu nagrinėjame, o konkurencijos tarnyba jie nagrinėja turbūt visiškai kitų aspektų. Jos domina, pavyzdžiui, jeigu aš gaminu batus, tai jūs gaminat batus, ir aš siunčiu daug spamo, jūs nesiunčiat, tai konkurencijos sąlygos, aišku, nevienodos, jie nagrinėja tų aspektų. Bet mes, jeigu būtų tokia situacija, tai mes baustum už neteisėtą asmens duomenų naudojimą, o konkurencijos tarnyba baustų už konkurencijos įstatymo pažeidimą. Taip kad už tą patį dalyką galima bausti ir už tą, jeigu tai pažeidžiama daug dalykų. Taip, kad mes nekonkuruojame tikrai su konkurencijos tarnyba, jie nagrinėja savo aspektų, mes savo aspektų, na, bet to paimsim dar ryšių reguliavimo tarnybą, šių klausimus nagrinėja, na, ir daug kitų institucijų, kurios susiduria su tas šiukšlintojais, taip pat savo vienai par kitaip bando juos paveikti, taip pat čia visų bendras reikalas, ir norim, kad būtų... Jeigu gavau spamą kažkokią, tai, tarkim, konkretiai įmonė atsiuntė man šiukšlės, kurių nenorėjau gauti, nedaviau sutikimo, tai man reikia skųsti į kelias įstaigas, nei viena nėra tokia, kad vieno langelio principo, kad paskundžiau ir ten jau išsiaiškint tarpusavį. Per vartotojų teisės apsaugos tarnybą galima tai daryti, tai irgi įmanomas dalykas, bet pagal visas jau taisyklės asmens duomenų apsaugos įstatymo, tai visų pirma reiktų kreiptis į tą, kuris siunčia jums tas šiukšlės. Su prašymu būk geras, nebūk geras, bet pas juos turi būti tokia paslauga padaryta, kad vienu įspūsteliu būtų galima to spamo atsakyti. Jeigu taip yra sustvarkę, tai pažeidėjai yra, bet ne tokie labai dėli šiukšlintojai. Tačiau daug ir tokių, kur tokio ir net neįvedę, ir mes gavom tokių nuskundimų, kad aš kelis kart prašiau, kad man nesiūskite to šlamšto, o jūs vis tiek man siunčiate. Man pačiam asmeniškai teko taip pat su viena firma susidurti, kur man siunčia tokius dalykus, kur, man tiesiog nepatiko, nesakysiu, dėl ko man nepatiko, parašiau jiems. Už kelių savaičių gaunu vėl, jie matyti ištirina tą ir vėl siunčia, taip kad būna įvairių tokių dalykų, bet pirmiausia, reikia kreiptis į duomenų valdytoją, o vėliau, jeigu duomenų valdytojas nepaiso mano kreipimosi ir toliau siunčia spamą, tuomet jau reikia kreiptis į asmens duomenų apsaugos inspekciją ir mes atliksime tyrimą ir tuomet nustatysim, kas yra kaltas ir kas atinkamai įvertinsime, nubausime. Tai man taip toks požiūris labai keistas, atrodo, tai jeigu dar sako, kad pirmą reikia kreiptis, tai čia terpė labai gera viešėti tiem šiukšlintams, nes aš jeigu nusiperku internete pilną pardavėjų, kur pardavinėja pigiai tas duomenų bazės, nusiperku elektroninių paštų duomenų bazę, visiems išsiunčiu ir žinau, kad manęs nieks nepuls skųsti ir bauduoti, nes pirmas su manim susisieks, aš sakysiu taip, atsiprašom labai, išimu aš jūs iš duomenų bazės, daugiau negausite. Ir viskas, aš tada manęs niekas nebaudžia ir aš nebaudžiamas, visai Lietuvai išsiunčiau šiukšles ir taip labai pigiai įėjau į rinką, apie mane sužinojo. Na, matot, čia yra toks žinomas bendras principas, errare humanus est, klysti yra žmogiška, tai žmonės dažnai ir suklysta. Ir dažniausiai pirmas pasiaiškinimas buvo tai, kad aš nežinau, kad to negalima, kad taip negalima daryti, aš manau, kad čia bus geriau, bet yra antra viso posūkio dalis, kad klysti yra žmogiška, bet nežmogiška yra pasilikti klaidoje.
Tai štai mes ir einame to keliu, kad pradžioje vis dėlto daryti žmogui sąlygas pasitaisyti, ištaisyti savo klaidą, o jeigu jis jau netaiso savo klaidos, tuomet jau yra jie atitinkamai ir nubausti. Taip, kad ne iš karto imtis diržo ir vaikų auklėjimą, dabar iš vis negalima imtis diržo vaikų auklėjimą, bet net grasinti negalima. Bet reikia pradžioje paaiškinti, kas už tai gali būti, o po to, jei toliau taip elgiamasi, reikia imtis grįžtesnių priemonių. Tai čia visame pasaulyje tokia taktika yra taikoma. Ir matote, čia mes kada kalbam apie šiukšlės, tai jūs kalbate daugiau apie internetinės šiukšlės, bet tokių šiukšlių yra visur. Ir kurios šiukšlės dar yra, na, sakyčiau, bjauresnės. Na, aš nekalbu, pavyzdžiui, apie tą reklamą, kur mes gauname pašto dėžutes. Nemažai tos reklamos būna iš vis be adreso, na tai tiesiog makulatūros, sakykime, yra. Taip. Tai jau žinom, kad lipdo lipdukus, kad aš nepagidauju tokios reklamos, viską, tačiau būna tokios reklamos paštų, kurie ateina su konkrečiu, pavyzdžiui, mano adresu. Tai jau čia mūsų problema yra, mes tokius taip patyrėme. Na ir sakyčiau, pats nemaloniausias šiukšlinimas tai yra telefoniniai skambučiai. Kada telefono skambutis, na, vidury nakties jau neskambina, bet tokioje situacijoje, pavyzdžiui, mes dabar kalbamės, man paskambina, žinot, ar jūs nenorėtumėte pirkti tokį ir tokį dalyką. Tai mes visom tom šiukšliam kovojam visose erdvėse, tačiau internetinės tos šiukšlės, sakyčiau, na, mažiausiai yra, sakyčiau, skaudžios. Nei man fiziškai skauda, aš į atėjęs įsivalau, bet to kiekvienam kompiuterį galime įvesti įvairius filtrus, kurios žymiai sumažins tos įvairius spamus, na ir tuomet bus galima šiek tiek švariau gyventi. Tačiau šitai nežinau ne vieno filtro, kuris visiškai tiksliai nustatytų, kas yra spamas, kas yra nespamas. Ir mums teko netgi daugelį tokių nagrinėti situacijų, kada žmogus šalindamas spamą pašalina kelias vertingas žinutės, dėl kurių jis būtų galėjęs, taip sakant, mėnesius kankintis tom šiukšlėmis. Taip, kad čia tokia problema yra sudėtinga ir nėra taip paprastai sprendžiama. Nu, dėl filtracijos žinoma, kad tai nėra paprasta. Pats žmogus turėtų pasirūpinti. Taip, pats žmogus žiūri. Nu, Gmailas gan neblogai, Lietuva beveik vos ne visi turi tas Gmailo dėžutes, tai labai gerai atfiltruoja. Aišku, būna ir suklysta. Bet šiandieną mūsų laida yra daugiau skirta interneto entuziastam, interneto rinkodarinkam, elektroninių verslų specialistam, todėl apie visas tas rūšis šiukšlinimo nepašnekėsim. Geriau reikėtų mums laikytis internetinio iš to dalykų. Tai visgi, jeigu apskundžiam, tarkim, įsiunčiam, sakėt, vartotojų apsaugos tarnybai ir jum išsiunčiam? Ne, tai per vartotojų teisų apsaugos tarnybą eina vieno langelio principas, kad per juos jie vėliau paskirsto, kam kur reikia nukreipti. Taip, optimalu būtų jiem pirmiausia. Galima jiem, bet mes tiesiogiai taip pat šis nesiniai vienas langelis įgaliojo, dar ne visiškai jisai funkcionuoja, taip geriau tiesiogiai mums rašyti, tačiau iš to atveju mums skundžiama reiktų skųsti ne dėl šiukšlinimo, o dėl to, kad neteisėtai naudojami asmens duomenys. Taip. Be mano sutikimo daugeliu atveju. Tai tokiu atveju mes atliekame tyrimą, nustatom, kas siunčia, kodėl siunčia ir kas už tai gali, sakant, būti nubaustas. Bet tikriausiai daugumai atveju būna lygybės ženklas tarp to šiukšlinimo ir neteisėto duomenų naudojimo. Na tai praktiškai su šitą atveju sutampa, nes jeigu neteisėtai naudoja asmens duomenys, tai reiškia man siunčia, jeigu aš nepageidauju to, kas siunčia, tai man yra šiukšlė. Jam tai nėra šiukšlė, jam tai yra tiesioginė rinkodara, reklama, o man tai yra šiukšlė, kurių man visiškai nereikia. Jeigu aš norėsiu gauti, pavyzdžiui, pranešimus apie tai, kaip kito aukso kaina, tai aš visuomet galiu užsakyti. Kur pigiausi batai, taip pat galiu užsakyti. O kada man siunčia apie auskarus ar apie dievai žino apie ką, tai tuomet, reiškia, irgi toks dalykas man nereikalingas. Nors dabar, kai ypatingai per socialinius tinklus, Facebooką ar kitur, tai net yra firmos, kurios nustato, kur aš dažniausiai lankausi, na ir po to siunčia man tą reklamą, taip sakant, jau suasmenintą reklamą. Taip. Tai dabar, tarp kitko, Google'as įvedė naują paslaugą, nes mums malonu, kad dirba vienas Lietuvos atstovas Tomas Gulbinas Centrinės ir Rytų Europos privatumo sektoriuje Google'o. Tai kaip tik nesiniai visa paslauga, kad aš galiu apsispręsti, kokią aš noriu gauti reklamą iš Google'o. Ar apibendrintą, ar pagal mano lankymas internete specializuotą, suasmenintą mano, taip sakant, jau į interesų sferoje tą reklamą gauti. Tai, bet ten ta reklama teisėtai, suprantama, siunčiama, nes ne elektroninį paštą siunčiama, o per internetą pateikiama ta reklama per Google. Nu taip, tai čia ta, jeigu turite minį, retargeting arba pakartotinė rinkodara, tai jau visi tą matė, kažkur užeini kažkokį tinklalapį, po to kaip prisikabina ir persikabina pastovi. Aš buvau čia neseniai į Budapeštę konferencijai, tai man dar mėnesį siuntė to viešbučio, reiškia, pasiūlymus apsigyventi. Aš jau apsigyvenau, daugiau ten turbūt niekada gyvenime negyvensiu, bet jie dar siuntimai toliau vyksta. Nu taip. Tai gerai, tai dabar galim gal pažiūrėti jūsų tinklalapį, kaip jame galim būtų paskūsti, ar tai sudėtinga procedūra ar ne. Tai va čia pažiūrėkime, yra jūsų tinklalapis. Nu ir
Aš tiesiog iš karto pamatyčiau skundų teikimas ir eičiau iš karto į skundų teikimą. Tai iš karto noriu pasakyti, kad skundai turi būti pateikti su saugiu elektroniniu parašu. Aha, tai vat užėjęs šį čia, aš matau skundo formą. Atmintinė skundo forma. Tai žiūrėčiau čia, bet man čia sako, ką Word dokumentą parsiunčia. Aha. O aš norėčiau, jeigu jau ryšiuosi paskūsti, tai norėčiau, kad būtų paprasta, tiesiog užpildyti anketą. Tai matot, čia norint, kad skundas būtų tyrimas, turi būti pateikti argumentai, kuriuos mes dar turime patikrinti. Ir dažniausiai būna, čia dažnai žmonės klausia, kad nepatenkintų spamų yra labai daug. Tada, kad jiems reikia suvaldyti visus dokumentus, kada gavo, iš kur gavo, pateikti įrodymus, tuomet žmonės maždaug sako, aš neužsiimsiu. Dažniausiai tai būna. Taip, kad čia, tokia tvarka ir mes pradėsim, taip sakant, kiekvieną, kas užpildys, pradėsim tirti, tai mes tose smulkmenose paskęsime. Bet aš atradau daug ilgiau paieškojęs, kad prie elektroninių paslaugų per portalą, taip galima. Dar yra galimybė užpildyti formą. Jo, tai va čia asmens skundų ir prašymų nagrinėjimas. Tai va, aš gerai galvoju, taip gera galbūt mintis, ten, kur yra skundų teikimas, kur ta forma yra Wordo, tiesiog įdėti nuorodą dar ir į šitą vietą. Pas mus elektroninės paslaugos, kadangi nepriimina portalą, ten viskas, ką mes teikiame elektroninėje erdvėje, visas paslaugas sudėti ten, bet čia, aišku, galima nuorodą. Tiesiog, kad lengva būtų rasti žmonėms, jau kažkam tai pirmiausia krito į akis Ana nuorodą, tai va tada įdėti nuorodą ir iš čia. Tada spaudžiu čia prie asmens skundų ir pranešimų nagrinėjimo, užsakyti paslaugą. Tai kas pirmą kartą užeis, tai nematys tai iš karto anketos, bet matys, kad užsiregistruoti reikia. Užsiregistruotis, kadangi mes pagrindinė problema, kad, pavyzdžiui, nebūtų anoniminių visokių skundų ir panašiai, tai turi identifikuotis elektroninėje erdvėje, tik tuomet mes einame į tiesioginį kontaktą. Tai aš tą padariau lengvai per elektroninę bankininkystę, jungdamas per savo banką, prisijungiau. Ir po to jau man buvo sukurtas profilis ir dabar aš jau galiu jungti su savo elektroninio pašto adresu. Taip, ir rašyti tai, kas yra. Ir jau pildyti anketą. Tai čia laukų yra daug, bet atkreipiau dėmesį, kad tokių, kurie yra pažymėti žvaigždute, tai nėra jų daug. Tai va tiek, kad keista, kad reikia iš karto įsiaiškinti, kas ten tas siuntėjas. Negalime jums tiesiog laiško įmesti source ir viskas, reikia dar pažiūrėti, kas tas siuntėjas, kas tai per įmonė yra. Taip, kad būtų aišku, nuo ko pradėti. Jau jūs to nesiaiškinat, kas tenais. Toliau dar reikia aiškintis tiek ir tiek ten toliau aiškintis. Tai čia įrašoma įmonė, kas siuntė, kad šitą privaloma. Taip, kokius duomenis, tai čia tikriausiai reikia parašyti elektroninį paštą. Taip, elektroninį paštą adresą, taip. Neteisėtai tvarko. Tada dar žvaigždutė aplinkybės, kuriems sužinojant, reiškia, reikia parašyti, kad gavau elektroninį laišką, kurio neprašiau. Kokiu būdu norite būti informuoti, tarkim, elektroniniu paštu galima pasirinkti arba kitą būdą. Ar patvirtinu. Ir dabar patį laišką, kur reikia, ar šį čia pridėti? Taip, kur yra pagrindžiantis. Įrodymai pagrindžiantis skundą, kad jūs tikrai gavote laišką, kur turi būti, kada gavote, kokio adresu gavote ir panašiai. O čia šis kodėl neprivalomas, būna, kad kartais nėra ko pridėti kažkokiais atvejais. Žmonės kartais gal turi papildomų kažkokių, tai vėl kažką tai prideda ir kuo daugiau yra į detalių, tuo lengviau paskui priimti sprendimą. Aš turiu minį, kad jeigu pateiks tokį skundą be šito lauko užpildyto, nepateiks laiško paties, tada negalėsite ir jūs išnagrinėti. Tai vis tiek mes kažkokiu būdu laišką iš jūsų turime gauti, kad kas siuntė ten anksčiau užpildyti, bet turinys, kas ten buvo tame laiške. Taip. Ir tą laišką būtina pridėti su visų source'u, kad matytųsi tas source'as ar headeris, kaip iš lietuviškai, nežinau, vadinat tą dalį. Kuo daugiau visų duomenų. Kur matytųsi IP adresas iš kokio. Jeigu tai manoma, nes dabargi ir tokių, kad ir be IP adreso atsiunčia. Dabar IP adresas, kaip pasidarė dinaminis, labai sunku atsekti kur kas, taip kad čia su IP adresais čia daug istorijų galima pripasakoti. Tai gerai, reiškia, čia įdedam laišką ir tada patvirtinti. Ir jau tas nukeliaus. Aš čia prieš 2 dienas, kai ruošiausi, bandžiau apskūsti įmonę, pažiūrėjau, kokį paskutinį gavau tą spamą, bandžiau apskūsti, paspaudžiu patvirtinti ir man pasakė klaida 400 kažkelinta, per ilgas adresas, too long URL parašė ir nepavyko man išsiųsti.
Tai jūs dabar skundus apie spamą gaunat kokią formą daugiausiai, nes yra galima atnešti jums tiesiogiai, galima laiško papirinio atsiųsti ir galima elektroninių laiško atsiųsti ir per šitą anketą. Tai, tai čia kokios formos elektroniniu paštu matot negalima siųsti, nes tai vis tiek negalėsim vienareikšmiškai identifikuoti. Kadangi bent kokiu atveju mes turim tikrai identifikuoti, kad tas asmo, kuris atsiuntė, kad tikrai jisai gavo ne kito asmens vardu. Tai paprastu paštu irgi negalėsite identifikuoti. Tai jeigu atsiunčiu visus dokumentus, viską, tai tuomet mes galim susiekti. Vėliau paprašysim, kad identifikuotųsi. Nurodys asmens kodą ar ką, bet tai kokius dokumentus galima siūsti paprastu paštu, bet jų neišys atsiųsti elektroniniu paštu. Taigi tą patį galim viską nuskanuoti ir prikabinti. Galim, čia tai įvairūs būdai, mes stengiamės žmonėms padėti, kad mes jau tik tai, kada esam garantuoti, kad tikrai identifikuotas tas asmo, tai mes tas skundą pradame nagrinėti. Netgi yra pas mus įstatymė numatyta, kad reiškia, jeigu yra anoniminis skundas, tai vadovo sprendimu galime anoniminį skundą nagrinėti. Bet tik tai mes stengiamės nepriimti kitų asmenų, nes turėjom tokių nesupratimų, kada vienas globėjas norėjo tirti savo globotinio tam tikrus pretenzijas, o vėliau pasirodė, kad tas globotinis visiškai to nenorėjo, netgi prieštaravo tam. Taip kad visuomet mes stengiamės tik tai identifikuoti, kas kreipėsi ir tik tai dėl savęs, o dėl kitų, jau mes manom, pagal mūsų įstatymą, dėl kitų asmenų kreiptis negalim. Pavyzdžiui, kad mano mama gauna spamą. Taip. Natūralu, čia teisiniai dalykai, logiški. O tai iš tų formų, kurias dabar aptarėm, kokias dažniausiai naudoja žmonės, kokiu būdu jūs dažniausiai gaunate skundus? Reikia pasakyti, kad pas mus tas elektroninis portalas veikia ne taip seniai, turbūt kokie 2 metai. Tai sakyčiau, kad jis tampa vis populiaresnis ir labai lengva paprastai paaiškinti, kad jo naudotis yra paprasčiausia. Nes visais kitais būdais reikia papildomų veiksmų, eiti, siūsti kažkur, kažką pildyti. O čia atsiranda tokių mėgėjų, kur tų spamo medžiotojų, kaip mes kartais juos vadiname, jis naktį turi laiko, jis prieina prie savo, mes iš ryto atėję randame gana daug skundų dėl spamo. Tai daugiausia per šitą pastaruoju metu taip. Kadangi per čia gauna ir spamą, per čia ir tik tie, kur naudojasi internetu, gali dėl spamo skūstis. Taip, tai čia apie internetinę spamą šnekam, tai paprasčiausia po ranka viskas yra. Taip, čia ir bent kurio paros metu, kada naktį nemiga kankina, prašau atsikelk ir užsiminėk skundimu. Kitu atveju skundų paprastai padaugėja penktadieniais. Ir ypač jeigu pilnatis, tai šito elektroniniu būdu tai neveikia nei penktadienis, nei pilnatis. Čia nemiga daugiausiai gali padėti. Tai gavau aš jūsų statistiką, kur sako, kad kiekvienais metais, kiek buvo gauta skundų, tai pernai vidutiniškai per mėnesį gavot apie 8 skundus, 97 skundai per metus. Tai man atrodo labai mažai, atrodo, kad per dieną turėtų gauti bent jau tos 8 skundus, ne per mėnesį 8, tai kodėl, kaip galvot, tiek mažai tų skundų? Tai jūs jau vieną detalę atskleidėte, kad vis dėlto nėra taip paprasta užpildyti skundą, pateikiant visus argumentus. Nes mes negalim, pavyzdžiui, vienu metu mes gavom tokį skundą, kad kažkas kažkada man atsiuntė spamą, nustatykite, reiškia ir nubauskite. Tai mes tokių skundų nagrinėti negalime. Mums reikalinga, kada, iš kur, kaip, ką reiškia. Iš pilnaties serijos. Taip, tai vien mums reikalinga tos duomenys žinoti. Ir žmonės, kai žino, kad jiems reikės papildomai kažką tai pildyti, kažkokius dokumentus, sako, jūs susitvarkykit be manęs, aš savo nagų nekišiu, važiu taip. Ypatingai dėl telefoninių skambučių, kai buvo, tai ko jūs čia patys negalite išsiaiškinti, tai yra darbas ir, pavyzdžiui, mes kalbėjom su mūsų kolegomis iš Estijos, iš Latvijos, tai pas juos Latvijos yra įstatymė numatyta, kad skundas tyrimas tik tai tuomet, jeigu dėl to paties IP adreso yra gaunama ne mažiau kaip 10 skundų. Kad nebūtų taip dėl kiekvieno, nes kiekvieno tokio skundo tyrimas, tai mes skaičiavom, kiek tai sąnaudų yra. Ir žmogiško sąnaudų, ir fizinių, surašinėjimo, ir finansinių. Tai labai brangiai kainuoja tas dalykas. Ir mes nueiname, tyrėme atskirus smulkius iškai faktelius, o kitur galbūt yra kažkokie esminiai dalykai. Ir mes tiem, kadangi mūsų žmonių skaičius tikrai yra ribotas, inspekcija dirba su labo 30 žmonių. Tai be to mes turime daug kitų problemų ir be spamo. Ne tik šiukšlės čia reikia apsivalyti, bet ir daug kitų problemų, tai mes į tokius dalykus arba numatyta kitų šalių įstatymuose, kad tyriami tie skundai, kurie yra padarę žmogui finansinę, materialinę žalą. O spamas, moralinę žalą padaro, be jokios abejonės šiukšlės, tai niekam malonumo neteikia, bet tai nėra toks baisus dalykas palyginti su kitais dalykais. Bet pagal mūsų įstatymą mes tyrėme kiekvieną skundą, kurį gauname. Man kaip tokiam elektroniniam žmogui, kuris vien dirbo su tokiais dalykais, tai man atrodo labai
paprasta, kaip kelių eismo taisyklių pažeidimai. Pravažiavai pro inkelėlis, ten mirktelėjo, atėjo laiškas per mokesčių inspekcijos puslapį, per ten sumokėjai baudą ir viskas. Ir tai statyk inkelėlius kiekvienoje gatvėje po 10 ir taip biudžetą padidinti didžiuliais srautais pinigų. Nepamenu, kaip anksčiau buvo, kada būna gauna... Reikėjo važiuoti tada. Ne, gauna nuotrauką, o čia ne aš važiavau, kas važiavo, aš nežinau. Taip. Buvo tokia, policijai labai sunkiai sekėsi tvarkytis. Dabar policijai įvesta paprasta taisyklė. Nustato, kas automobilio savininkas, arba tu moki baudą pats, arba pasakai, kas važiavo su automobiliu, tas užmoka. Tai čia mums problema su IP adresais, kadangi tie IP adresai nėra taip paprasta su jais, juos sugaudyti, kas iš kur siuntė. Kita vertus, daug tų IP adresų, kai mes nustatome, yra ne Lietuvoje. Eina per Izraelį, per Jungtines valstijas, per Kiniją sukasi ir vienas dalykas. Kitas dalykas, kas daugiausiai užsiiminėja spamo siuntinimu, kaip jums atrodo? Kas užsiima spamo siuntimu? Nu, tai labai populiaru dabar sakyti, va, jeigu tu įsteigi naują įmonę, tai pigiausiai išsisukti, tai siūsti va, tą spamą. Tai jūs galvojate, kad jie siunčia spamą? Nu, jie arba pasamdo kažką tai. Patys paprastai niekada nesiunčia. Samdo kažkokį tarpininką, tas tarpininkas per tarpininką dar kitą tarpininką ir plus dabar tokia technologiškai įmanoma, kad ta firma veikia 2-3 dienas veikia, vėliau jinai reorganizuojasi ir, taip sakant, surasti visus galus. Čia, kaip jūs sakėte, kad automobilio numeris iš registros bent kada gali sužinoti. Taip. O IP adresą dabar, kai anksčiau buvo dar tie nuolatiniai IP adresai, buvo lengviau nustatyti. Dabar, kai tie yra dinaminiai, tai iš vis gauna IP adresą, to IP adresų galbūt 40 gali būti prisijungę. Taip. Ir mes žinom, kad ir policijai, pavyzdžiui, labai sudėtinga, kada jie ieško, kada netgi nusikaltimai yra. Tai nustatyti tikslų savininką to IP adreso tampa vis sudėtingiau ir aš kalbėjau su specialistais, jau maždaug sako, kad po 3-4 metų IP adresas nebus jau kaip asmens duomuo. Nes jis bus tiek, taip sakant, išplaukęs, kad nebus galima vienašmiškai nustatyti, kas yra to IP adreso savininkas. Taip, kad šitą atveju mes labai dažnai sudarėm su tuo, kad tirdami dėl vieno spamo siuntėjo, mes nueiname labai toli ir praktiškai sužinome, kad tai tą, ką reiktų nubausti, jo jau nėra tiesiog. Tai jūs, jeigu matosi, kad kokia įmonė siuntė, nu, va, čia dabar siuntinėjo paskutiniu metu tą zzz.lt, tai jeigu matom, kad ta įmonė siuntė, tai tada dar reikia aiškintis jums kažką tai apie IP adresus, ar paskambinat jiems, sako siuntėt, jie sako siuntėm. Ne, tai jie ir tik užsakovas, jie tada nukreipė į tą firmą, pas kurią buvo užsakę, ir mums reikia surasti, kas tiesiogiai siuntė. Bet jūs sakėt, užsiemat duomenų apsaugą, tai duomenis valdo ZZZ galbūt? Na taip, jie perdavė tiem, bet tas gavo iš ten, aiškiai. Medžių reikia tą grandinėlę, tai yra labai, kiekvieną kartą skirtinga būna, nėra tokia paprasta. Bet aiškiai, jei mes nustatome, kad tas ZZZ užsakė ir siuntė neteisėtai, tai užsakovas visuomet yra pagrindinis atsakovas. Bet dažnai būna, kad aiškiai net ir nėra kas to pagrindinio užsakovo, ir tik tai siuntėjas, kurio, taip sakant, visi galai į vandenį. Nu, aš pateikiau tą analogiją su kelių eismo taisyklių pažeidimu dėl to, kad tiesiog žiūrėti, kaip padaryti tą veiklą ekonomiškai naudingą. Tai jeigu dabar sakote, kad kaltininkai dažniausiai išsisuka su pusė minimalios baudos, tai yra kiek 77 eurai. Taip. Tai 77 eurai man skamba kaip labai gera investicija išsiųsti vieną kartą visai Lietuvai tą spamą. Nu ir čia sakot, dar sunku įrodyti ir panašiai, nu bet jeigu jau ir buvo įrodyta ir buvo jau paskirta bauda, tai su malonumu aš sumokėsiu 77 eurus, kad neraginkit verslininkų naudoti neteisėtų metodų. Tai yra neteisėta, nesvarbu, kad tai verslininkai protingi žmonės, jie tą iš karto pasigausi, bet už tai turėtų būti, aš įsivaizduoju, kad būtų, jūs sakot, jūsų žmonių mažai, dar tyrėte kitokius dalykus. Tai jeigu ta bauda būtų tokio dydžio, kad jums būtų ekonomiškai naudinga ir biudžetui būtų ekonomiškai naudinga, tai tų žmonių galima bedarbių pasodinti 1000 į tą tyrimui, jeigu viena bauda ten bus, tarkim, 10 kart didesnė ar ten 20 kart didesnė, sakė Estijoje pas jos, sakė ženkliai didesnės baudos ir atgraso tą siuntimą. Turi būti tas, kad, sakot, tų baudų mažai, nes pirmiausia yra atgrasimas. Tai aš įsivaizduoju, kad būtų didelė bauda, tai jinai iš karto ir atgrasytų tos baudos dydis. O jeigu ir neatgrasytų, jeigu ir išsiųstų,
tai tada jums būtų ekonomiškai naudinga ir ištirti, nes atpirktų visas tas tyrimo išlaidas. Mūsų ne ekonominiai kriterijai, mus daugiau domina žmogaus privatumo apsauga. Bet tai, ką jūs šnekate, visiškai tampa su Europos duomenų apsaugos teisinė reforma, kur dabar visoje Europoje bus vieningas reglamentas, yra priimtas birželio mėnesį, jis galioja visose ES šalyse ir baudos ten yra numatytos visiškai kitokios negu Lietuvoje. Lietuvoje baudos jau labai mažos yra, mes apie tai kalbame jau turbūt kokie 5 metai, kalbam apie tai. Seime net užregistruotas projektas, kaip padidintas baudas, bet padidinimas nebuvo labai žymus. Bet naujasis reglamentas, kuris įsigalios po 2 metų, ten baudos yra jau visiškai kitokios, ten bauda gali būti ir kelių milijonų eurų, o jeigu baudžiama įmonė, tai gali būti iki 10% nuo metinės apyvartos. 10%? Iki 10%, kaip kad yra konkurencija, tos... Konkurencijos statymo pažeidimas. Ne, vartotojų teisės apsaugos taryba, už vartotojų teisės apsaugos pažeidimą, tai ir tokios baudos numatomos. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, pagal dabartinį Lietuvos įstatymą mes galim bausti fizinį asmenį. Suprantama, kažkokia firma užsiminėja tos leismės spamo siuntimu, bet mes įsiaiškiname, kas konkrečiai toje firmoje yra atsakingas už tą spamo siuntimą ir baudžiame konkretų žmogų. Bauda skiriama fiziniam asmeniui. Taip. O pagal reglamentą bus galima skirti baudą ne tik fiziniam asmeniui, o įmoniai. Tai tuomet bus galima skirti ir kažkokį konkretų dydį ir taip pat tokią baudą nuo metinės apyvartos. Aišku, tuomet baudos bus jau visiškai kitokios, nors mūsų kiti tyrimi nusikaltimai yra žymiai didesni negu šitas šiukšlinimas, tačiau čia taip pat bus baudos dydį tokį patį galima nustatyti. Ten tik tai bauda nereiškia, kad ir bus tai keli milijonai eurų, bet iki. O ten jau pagal tai, kokia pažeidimo lygis yra, kokia reikšmė, pagal tai bus nustatoma ta bauda. Tai mes tikimės, kad ta bauda atgrasins šiek tiek, tačiau spamo visame pasaulyje nieks nesugeba taip pat, kad būtų visiškai švarus. Arba kitaip tariant, jeigu būtų apsaugomas visiškai nuo spamo, tai internetas nebūtų internetas. Nu, aš tikiuosi, kad jau bent tokio buko spamo sumažės, kur jau... Taip, kuris jau... Nes naujos įmonės teigiasi, kartais girdžiu mentoriai tų įmonių sako, nu tai kas? Tavęs niekas nežino, tai tu išsiųs tą spamą ir jeigu matysi, kad tavo paslauga reikalinga ir tavo verslas išsibėgės, tai sako, nugalėtų nieks neteisė. Sako, visi tai gerai kalbės apie įmonę, o jeigu nepasiseks, tai ką, nieks tavęs nežino, uždarysi tą įmonę ir viskas. Verslininkai tokių metodų neturėtų naudoti. Čia tas pats, kad sakyt, žudyk žmogų, išgarsės visam pasauliu. Kas Herostratas išgarsėjo, kad sudegino bažnyčią, taip, išgarsėjo visam pasauliu. Jo, Romą sudegino, tai kitas. Kaligula degino Romą, išgarsėjo, bet tai tokie metodai, suprantama, jau nehumaniški ir nepriimtini. Taip, kad verslininkai patys tai galėtų suprasti tą dalyką, nenaudoti tokių metodų, bet, sakau, jie daugumoje atveju teisėtas to, kad mes nežinojome, kad čia pažeidžiam kažkokį tai įstatymą, mes norėjom gero, galvom, kad padėsim žmogui ir, pavyzdžiui, tas pats būna mes, kada elektroninės parduotuvės pradėjo registruotis, jos taip pat registruojasi kaip duomenų valdytojai ir visi nori tos savo vartotojų duomenys labai ilgą laiką saugoti. Kad mes galėtum reikalą esant jiem padėti, pasveikinti su gimtadieniu ar ką, tai mes jiem pasiūlym tokį variantą, kaip kažkada su viešbučiais buvom padarę. Jūs įveskite tokią tvarką, nesaugomo ten 10 metų ar 15 metų, o įveskite, pavyzdžiui, metai nuo paskutinio pasinaudojimo. Metai pasinaudojo, metus jo duomenys saugo, o jeigu jis nesinaudoja, tai tada duomenys reikia ištrinti, sunaikinti. Tai tokiu atveju galima sumažinti, nes labai dažnai dar mes apie tai nekalbėjome, kad kartais žmonės patys duoda savo elektroninio pašto adresus ir pamiršta, kad yra davę ir gauna tos laiškus ir formaliai mes aiškinamės tuos visus skundus, išsiaiškinam, kad jo sutikimas yra, ten tai būna ir tokių atvejų. Nu tai tą žinom ir Gmailo, ten yra irgi mygtukas pažymėti, kad šiukšlė ir labai dažnai žmonės pažymė, jeigu jiems atsibodo jau gauti laiškus, nors buvo gavę sutikimą, buvo aktyviai užsiprenumeravo, po to jau nebenori gauti, spaudžia, kad čia šiukšlė. Tai ta problema žinoma, tai jeigu pateikėm per tą formą skundą, tai dabar kokį procesą praeina tas skundas, jeigu jūs gavote visą informaciją su visų laiško tuo kodu, matote IP adresus, kaip toliau viskas vyksta. Iš karto noriu pasakyti, turbūt nebuvo nei vieno tokio atveju, kad iš karto vienareikšmiškai pagal tos duomenys būtų galima nustatyti, kas siuntė tą spamą ir paskirti jam baudą. Baudą skiria teismas, bet mes surašome administracinių teisų pažeidimo protokolą ir jeigu pažeidėjas
sutinka, jis moka, kaip jūs minėjote, pusę numatomą baudą dydžio. Jeigu ne, jis eina į teismą, teismas tuomet skiriau baudą, kokią jisai numato. Tai štai nebuvo ne vieno atveju, kad iš karto pagal gautus duomenys mes galėtum nustatyti, kas tas yra tikras pažeidėjas. Mums tenka susirašinėti, siūsti laiškus, gauti atsakymus. Firmos, taip sakant, irgi ne visiškai atvirai šitame žaidime dalyvauja, stengiasi kažkaip tai nuslėpti. Ir sakau, kadangi daugelį atvejų jos pačios siunčia, nukreipia į tą, kas siuntė, ten taip toliau ir tas susirašinėjimas kartais užtrunka labai ilgai. Tuo labiau, kad dažnai siunčiama, kaip minėjau, ne per Lietuvos kažkokias tai IP adresus, o pagal kitų šalių, netgi ne ES, o trečiųjų šalių IP adresus, tai kelia papildomas problemas. Supratau. Tai kiek vidutiniškai užtrunka toks nagrinėjimas pateikto skundo? Labai skirtingai, negalima apibendrinti sakyti, bet pagal mūsų įstatymą tai yra 3 mėnesiai turi būti, o esant kažkokiam papildomiem apsunkinimam, dar galima pradėti dar iki 3 mėnesių. Ir kokia dalis gauna tas baudas, negu tarkim pernai 97 gauti skundai buvo, tai kokia dalis maždaug gavusių baudas yra, kad ir tą minimalią baudą 57 eurų? Taip, tai aš pažiūrėsiu, kad turėtų nečias tos savo duomenys. Tai va, reiškia, mes gavome ne, čia ne tas, bet maždaug, reiškia, kažkur tai... Čia pagavimą tas, 97 matau. Apie kažkur tai maždaug 20-30%. 20-30%. Bet čia toks labai apibendrintas skaičius. Tai apie 20-30. Ir dar prieš laidą sakėte, kad baudžiama yra ne įmonė, bet fizinis asmo baudžiamas. Fizinis asmo, kuris buvo atsakingas įmonė už tą konkretų veiksmą. Tai dažniausiai direktorius tai būna, ar ne? Na, čia pati įmonė nusprendžia. Mes paklausom įmonė, kas pas jūs štai yra atsakingas. Ir tada įmonė atsako, už tai atsakingas, ten direktorius paprastai nesakys, kad jis atsakingas, o kažkoks tai antrailis asmuo ar teisininkas koks tai, ir skiriama jam bauda ir atitinkamai tą baudą sumoka kaip fizinis asmuo. Ir tada gaunasi, kad visą laiką ta įmonė siunčia, ne įmonė, bet kad kas kartą siunčia vis kitas asmuo teoriškai toje įmonėje ir gaunasi, kad pirmas siuntimas visą laiką. Apie spamą tai yra mažiau, tai nes kalbu apie rimtesnius, kai būna nusižengimai, tuomet taip jau yra spamą, sakau, daugumoje tai tos įmonės jau nėra, kur siuntė, kad mes į jos prieiname. 2-3 dienos ta įmonė išnyksta, reformuojasi į kitą ir mes labai dažnai tiesiog nesusekame, kas atsiuntė tą spamą. Negi tai būna, atrodo, tos įmonės steigimą, likvidavimą, tai irgi yra didelį kaštą ir verta žaisti tokius žaidimus. Verta, kadangi jeigu specializuoju toje srityje, tai toks atsiradimas, išnykimas, permanentinis, reiškia, keitimasis, yra jų verslo pagrindas. Tai aš suprantu dabar, kad jeigu tokia minimali bauda ir dar reikia labai daug aiškintis, tai visiškai nėra jokio ekonominio pagrįstumo ir tada gaunas, kad nesuinteresuoti turėtų būti jūsų įstaiga ar kitos įstaigos netgi tirti tokius dalykus, nes, tai be jokios abejonės. Tik tai nuostoliai visi. Kartą mes paskaičiavom dabar vieną tokio skundo atveju, buvo kiek mes sąnaudų turėjome, įskaitant ir žmogiškus išteklius, ir susirašinėjimą, kitus dalykus, telefoninius pokalbius, popierius galų gal irgi kainuoja, tai pamatėm, kad ta bauda turėtų būti žymiai didesnė, aišku. Tai paslaptis, kiek jūs skaičiavot kainuoja vieno skundo ištyrimas? Ne, mes vidutiniškai neskaičiavom kiekvieno skundo ištyrimas. Mes vieno tokio skundo, kur tikrai apimtis buvo labai didelė, o bauda buvo kaip tie patys 77 eurai. Tai ten buvo kažkas mūsų paskaičiuota, ne 500 eurų buvo. Tai 500 dar nėra čia... Tai mes jau stengiamės nepadauginti. Didelė suma, bet vis tiek jau kelis kartus viršė tą baudą skirtą. Iš baudų mes nepragyventumėm, subankrutuotumėm, jeigu vienas baudas. Turėtų būti didesnės baudos, bet sakėt, netgi Seime buvo užregistruotas projektas didinti baudas. Seniai užregistruotas. O tai kodėl ne? Aiškinama to, kad žiūrima koks pažeidimas, lyginant su kitais, kad negali viena kuri nors sritis iššokti. Pagal dabartinį projektą, kuris jau minėjau prieš kelis metus registruotas buvo, tai baudos buvo didinamos maždaug 2,5-3 kartus. Bet tai būtų vis tiek mūsų nuomonė ne tas variantas, kuris patenkintų. O dabar reglamentas, kuris tiesiogiai įsigalios, tai sakau, jų atveria galimybės visai visiškai kitokias. Ir manau, kad šitas dalykas, bet čia aš daugiau kalbu apie rimtesnius duomenų apsaugos teisinio įstatymo pažeidimus, tai tikrai daug ką turės sutvarkyti savo visus duomenų tvarkymo taisyklės, kad nebūtų tokių stambesnių pažeidimų.
O tai kada maždaug ES priims tą naują? Tai reglamentas yra priimtas birželio mėnesį šiais metais, tačiau įsigalioja po 2 metų, o per tos 2 metus valstybės narės turi parengti savo teisinę bazę, pertvarkyti įstatymus. Lietuvoje dabar tas procesas prasidėjo ir Teisingumo ministerija, kuri vykdo politiką šioje srityje, kartu su mumis dabar mes rengėme įvairius teisės aktus, nes reglamentas veikia tiesiogiai. Bet reikia pridėti, kas lieka mūsų įstatymą, kas į kitus įstatymus turi būti perkelta. Taip, kad po 2 metų, reiškia 18 metų birželio mėnesį, jau galios visos tos naujos baudos ir verslininkai jau dabar mums skambina ir klausia, kaip čia bus, ar nuo kada baudos bus taikomos. Dar spėsim išsiųs, nespėsim išsiųs. Dėl siuntimo mums čia neskambina niekas. Aš kalbu apie rimtesnius pažeidimus. Šis spamo siuntinėjimas mums tai yra smulkmė palyginus su kitais pažeidimais. O tai ta nesmulkmė, kas pas jūs yra? Tai yra didžiausi pažeidimai, tai yra, kada duomenys naudojami netais tiklais, kurie buvo surinkti, renka duomenys vienais tiklais, panaudoja kitais tiklais, neteisėtai naudojasi tos duomenimis. Pavyzdžiui, mes turėjom tokių situacijų, kad pakol nebuvo susitvarkę, tai buvo daug problemų su policija, dabar policija tvarkingai susitvarkė ir jeigu, pavyzdžiui, aš žinau, kad mano duomenimis domėjosi kažkas iš policijos, aš galiu pasiskųsti inspekcijai, mes nustatysim, kas domėjosi ir ar teisėtai domėjosi, nes dabar policijoje visi prisijungimai prie jų pagrindinės duomenų bazės yra fiksuojami. Ir, pavyzdžiui, policijos pareigūnas turi teisę domėtis, jeigu kažkoks įtarimas nusikaltimo vykdymu, bet kartu jisai pažiūri ir savo kaimynės kažkokius duomenys irgi. Bet toks prisijungimas jau bus neteisėtas, už tai bus skiriama jam atitinkama nuobauda. Na ir įvairiausių kitokių pažeidimų, kadangi tokie duomenų valdytojai kaip teleoperatoriai, bankai, tai ten tokie duomenų klodai, sodra, tokie duomenų klodai yra saugomi ir tvarkomi, kad bent mažiausias pažeidimas gali atsiliepti daugam ir fiziškai, ir materialiai, reiškia atsiliepti finansiškai, na ir padaryti žymiai didesnę žalą. Tai tikriausiai, kaip ir teko matyti Rusijoje, kur gatvėje pardavinėjami kompaktiniai diskai. Reikia mašinų numerių duomenų bazę, pasų duomenų bazę, atlyginimų duomenų bazę, kokią tik tai nori. Galima nusipirkti, kiek ten kainuoja, gal $5. Taip, pas mus tie dalykai yra reglamentuoti griežtai, kas turi teisę, pavyzdžiui, iš registro, iš atveju, kaip jūs kalbate, iš registros, kas turi teisę gauti. Nes, pavyzdžiui, mes turėjom irgi tokią istoriją, kada iš Latvijos stovėjimo aikštelėse baudžia automobilį, kuris lietuviškais numeriais reiškia, ir jie nori iš karto gauti iš Lietuvos registros duomenys, kas tai automobilio savininkas. Na, tai buvo tokia sutartis daryta su Latvija ir mes patvirtinom, kad tai yra teisėta, turi teisę gauti tokį automobilio numerio savininką, kadangi iš tai padarė tam tikrą pažeidimą. Ir tada Latvija tie iš karto siunčia pranešimą apie paskirtą baudą. Tai vat... Jo, įdomu. Aš vieną kartą gavau iš draugo užklausą iš Rusijos, sako, noriu nusipirkti mašiną lietuviškais numeriais, tada galėsiu važinėti labai greitai po miestą, nes nesinešė Lietuvą tokių užklausimų. Ne, kažkada Lietuvoje buvo, su duomenų bazėm buvo daug problemų, dabar mes manome, kad jau daug maž yra tvarka įvesta ir bent kas negali prisijungti prie duomenų bazės. Pardavinėjimas čia yra ne mūsų kompetencija, tai yra kriminalinis nusikaltimas, tokiais dalykais susima policija ir čia jūs minėjote apie duomenų bazių pardavinimą. Tai aš irgi mačiau stulpo, kad pardavinėjau elektroninių paštų adresus, ten tiek kainuoja. Taip mes žinom tos dalykus, bet netgi ir užsieny tas yra daroma, netgi pardavinėjami skirtingai pasyvūs elektroniniai adresai, tai yra tik tai adresas ir tiek, o yra jau aktyviai veikiantys, kurie patikrinti, kad ten kažkas tai yra, kažkoks tai vyksta tas dalykas. Tai tokios bazės dar brangiau kainuoja, bet irgi taip pat yra kriminalinis nusikaltimas ir už tokį įvykį yra numatyta baudžiamoji atsakomybė ir tai policija nagrinėja tokius atvejus, nors nepasakyčiau, kad tokių atvejų daug yra buvę. O tai gal žmonės nežino, kad kam tai reikia apskūsti, nes aš įsivaizduočiau, kad irgi čia jūsų kompetencija yra ir jums reikėtų pranešti, jeigu pamatau ant stulpo tokio skelbimą. Ne, mes jau... Ir jūs tada jau perkat iš jų... Mes neturim galimės vykdyti operatyvinę veiklą, tai ir tos tarnybos specialiosios gali, kurios to užsiminėja, policija šitą. O tai kas jam tada turėtų pranešti policijai? Taip, policija, tas, kur pamatė. Ir jeigu gatvė mačiau, kaip nušovė žmogų, tai kam turbūt policija reikia pranešti, šitą atveju lygiai tas pats. Tik tai policija irgi labai sudėtinga tirti. Bet čia pamačiau nusikaltimą įvykdytą, o čia dar nepardavė, nepamačiau pardavimo fakto. Ta problema yra, kad čia... Pamačiau skelbimą, kad galiu nušauti žmogų už kažkiek pinigų. Jo, kas užmokės milijoną, jeigu mažiau, tai nešausi. Tai čia panašus atvejis. Suprantam, štai su policija irgi sudėtinga yra tokius atvejus tirti. Ir dar prieš to spamo, kaip tik labai norėjau pasakyti, kad iš kur gavote mano elektroninį adresą. Pažiūrėjau, čia inspekcijos
tinklalapį ten visų yra elektroninio pašto adresai. Bet tie elektroninio pašto adresai yra skirti ne spamui siuntinėti. O jeigu turit klausimai, norit pasiskūsti kažką, pasikonsultuoti, tiem reikalam. Ir rėmimas elektroninių pašto adresų ir telefonų numerių iš oficialiai skelbimų duomenų, tai taip pat yra neteisėtas ir taip pat yra už tai. Daugiausia to ir pasteisina, jeigu paskambinimai arba parašai, kad iš kur gavot, sako, nu tai iš viešų šaltinių viskas tai yra legalu. Tai iš kur reikia žinoti, kad tai yra nelegalu ir tai galima irgi vėlgi jums skųsti. O čia labai beje šviežias įvykis yra, kur dėl tų duomenų apsaugos ir policija sudalyvavo. Tai prasidėjo čia galbūt nuo Panevėžio įmonės vienos, kur reguliuoja langus. Gal kažkokio skandinaviško kapitalo ar ten suomiško. Ir jie skambinėja iš kažkur gavę duomenų bazę, skambinėja konkrečios gatvės gyventojams, konkrečių namų ir sako, atvažiuosim jums pareguliuoti langus nemokamai, diagnozuosim, kaip ten plastikiniai langai gyvena jūsų. Tai viena įdomu jau, iš kur jie gavo tą duomenų bazę. Ir antra, iš karto tuo netruko pasisinduoti ir nusikaltėliai. Ir Kaune girdėjau atvejai, kai žmonės gavo skambučius, tos pačios gatvės gyventojai, kad atvažiuosim pažiūrėti tų langų. Jie iš karto paskambino į policiją. Policija sako, gerai, kai tik atvažiuos, skambinkit mum iš karto. Nu, jie paskambino ir policija blokavo gatvę iš karto, uždarė, pagavo tos visus žmonės, bet, neturėjo už ką sulaikyti, dar nieko blogo nepadarė, bet jokių ten įmonės pažymėjimų, jokių ten atskutuvų, nieko neturėjo, tai gal tai žvalgyba gal tai vykdė. Bet policija reaguoja jau. Panašiu atveju mes irgi turėjome, kai vienos pastatyto įrenginėjimo namo gyventojai visi gavo laiškus, bet ne taip, kad pašto dėžutės įsimėtyti, o su adresais, su pavardėm, kad siūlome ten įrengti kažką ir panašiai. Pasirodo, ta firma, kur statė namą, turėjo visus adresus ir pardavė nesun kitiem. Arba čia buvo toks atvejis, kada saugos viena tarnyba likvidavosi, neprisimenu kokia. Tai visi žmonės, kurie naudojasi tos saugos tarnybos paslaugomis, gavo pasiūlymus iš 3 kitų saugos tarnybų, reiškia, aiškiai, saugos tarnyba, bet kaip visom kitom neperdavė, pardavė. Arba kitas atvejis buvo, kada draudimo kompanija viena apsiskundė, kad pas juos dirbo agentas, jisai turėjo savo klientų bazę ir išeidamas dirbti į kitą draudimo bendrovę. Jisai persinešė visą klientų bazę ir naudojosi ne kaip pirmosios, o kaip antrosios į tos draudimo kompanijos agentas. Ir ta pirmoji draudimo kompanija apsiskundė, kad jos duomenų bazė yra pagrobta ir naudojama kitais tikslais. Taip pat čia, tokiu atveju mes labai daug turime, kada tos duomenys naudoja ne tiem tikslam, kurie jie buvo surinkti. O iš tų, kurie jau gauna pas jūs baudas, tai kokia dalis susimoka? Ar visi taip jau susimoka, nes jų neturi kur dėti, bus išieškoti pinigai? Iki šiol mes neturim dar tokios sistemos, kad tiksliai atsekti, mes kaip prašom iš mokesčių inspekcijos pranešti ir sumokėti ar ne, bet į principą sumokom praktiškai beveik visi ir dauguma naudojasi tą lengvatą, nes reiškia vis dėlto perpus mažesnė bauda ir žymiai mažesnė yra, tai žmonės skuba susimokėti, kam yra paskirta. O apskundžia daugiau fiziniai ir juridiniai asmenys? Aš kaip minėjau, mes galim skirti tai fiziniams asmenims. Bet apskundžia kas? Matot, mes yra asmens duomenų apsaugos inspekcija, tai mes saugom žmogaus privatumą. Įmonė irgi asmuo, tik juridinis. Nesiskaita jau. Ne, mes fizinių asmenų. Mes dažnai gavom tokių irgi skambučių, kad mūsų duomenys prapuolė ar ką, čia jau ne mūsų kompetencija yra. O kas tai įmonės gina, jeigu kažkas susirenka iš įmonių tinklalapių elektroninius paštus ir įsiunčia spamą įmonėms, tai jų nieks negina? Ne, tai siunčia ne įmonėm, o konkretiem žmonėm. Gali būti info, kažkas. Tai tuomet, jeigu įmonės skųsis, tai čia nėra asmens duomenys ir čia jau ne mūsų kompetencija yra, bet mes tik tai, kada fizinį asmenį, pavyzdžiui, darbuotojas, aš dirbu įmonėje savo adresu, gaunu kažkokius tai spamą, tai mes šitoj teisę skųstis. O mes tik tai būtent saugom žmogaus privatumą, fizinio asmens privatumą. O ta įmonė jau gavo spamą, kam turėtų skųstis? Čia įdomus klausimas, nežinau, bet reikia pagalvoti tiesiog. Tai sakėt dar, kas ten vartotojų teisės, bet aš irgi tik fizinių asmenų teisės. Taip, tai fizinių asmenų. Aha. Tai gal konkurencijos tarnyba, nes jie kontroliuoja reklamos įstatymo vykdymą ir skiria baudas. Galbūt, bet aš 100% negalėčiau garantuoti su to klausimu, kažkaip nesusidūręs, kadangi mes tik tai su fiziniais asmenim dirbam ir jų privatumą saugom, ir tai labai žmonės pirmą, kas būna, kad patys nelabai supranta, kad savo privatumą reikia saugoti.
Ir kaip minėjau, labai dažnai ne tik tai elektroninio pašto, bet būna ir namų adresus duoda, reiškia, ir telefonus pamiršta, paskui kai gauna skambučius ar elektroninių pašto laiškus, tuomet jau sako, čia aš niekam nedavęs ir nieko nežinau. Tai čia tokių atvejų būna. Nu ir kitas dalykas, tokia kaip problema yra, kada asmens duomenimis pasinaudoja artimi žmonės. Mes porą tokių skundų turėjome, kada babutė skambina, čia aš gavau pranešimą, kad paėmus greitai kreditą, turėtų duoti ten didžiuliai pinigai, aš niekada tokių neėmiau, neturėjau nieko, pasirodo anūkas. Gyvena pas tą babutę, jos dokumentai jam po ranka visą, žmonės reikėjo žmogeliui pinigų, pasėmė tos kelis tūkstančius litų, o kai reikia atiduoti nėra, reiškia. Pardavė babutę savo. Babutės dokumentai, kadangi elektroniniu būdu jisai viską gavo paskolą, tai tenka babutei tada. Tokių irgi daug atvejų, kada, reiškia, artimi asmenys pasinaudoja, reiškia, neteisėtai savo giminaičių, artimų giminaičių asmens duomenimis. Tai irgi tokių atvejų būna. Sakykit, Algirdai, jeigu užsiprenumeravau kažkokią tai naujienlaiškį, gavau jį ilgą laiką, bet dabar nebenoriu gauti, tai man užtenka parašyti tik tai bendruoju elektroniniu paštu tą įmonę, kad nebenoriu gauti. Ar tai neskaitys pakankamas atsisakymas? Mūsų toks bendras reikalavimas apskritai, kad reiškia, būtų galima vienu pelės paspaudimu atsisakyti to, ką buvau užsisakęs. Kad nereiktų ilgai ieškoti, kur čia, kuriam kampe ar ką, o vienu pelės mygtuku, bet ne visi taip yra susitvarkę, aišku. Dar mes pasavų turėtum daugam, jeigu turėtum laiko ir peržiūrėtum visus tos užsakymus. Supratau, tai už tą irgi gali būti baudžiama, ar ne, ar čia tai tokia rekomendacijos yra? Mūsų dvi tokios, taip sakant, bauda gali būti, bet yra dar nurodymas. O nurodymas yra tai, kad reikia susitvarkyti tai, kas pas jūs yra netvarkoje. Tai mes, jeigu tai nėra dideli pažeidimai, nėra skausmingi, mes dažniau rašom nurodymus, nes mūsų domina, kad būtų sutvarkyta viskas, o ne tai, kad kažkas būtų nubaustas. Jei susitvarko be baudos, tai dar geriau. Nu, jau minėjom tą įmonę maisto prekių pristatymo, kuri čia paskutiniu metu daug buvo nepatenkintų. Rekvizitai LT matosi skundų daugybę apie tai, kad jie siuntinėja tas šiukšlės. Tai dėl jų gavote kažkokių skundų ar negavote? Ne, turbūt, kad negavome. Pastaruoju metu negaliu pasakyti, nežiūrėjau, bet pas mus tokia sistema yra. Mes gaunam dėl ko nors skundų, bet daugiausiai mes gaunam, pavyzdžiui, ne skundus, o nepatenkintų žmonių skambučius. Pagal tai mes jaučiam, ko būtų reiktų specialiai pasidomėti, tirti, o paskui jau yra tokių žmonių, kurie skundus jau rašo tada, kada, sakant, žmogų priveda iš kantrybės, išveda, tai jis jau rašo skundą. Daug kartų jau kažką negero padarė. Jei jis kažko nepatenkintas, paskambina, išlieja savo piktumą, reiškia, bet jeigu mes gavom daug tokių skambučių, tai juntame, kad toje srityje kažkas yra negerai, mes galim vykdyti tokius prevencinius patikrinimus, jau imdamus visą sritį ar ką, tuomet mes tokius patikrinimus darom platesnio pobūdžio. Nu tai matosi, kad žmonės skundžiasi, tik jie nori paprasto būdo, tai reiškia, telefonu sakot skambina, matėm, rekvizitai LT prie įmonės parašo skundą, tai nori tokio, kur vieną mygtuko paspaudimu reikia atsisakyti spamo, taip pat ir paskūst norėtų tokio paprasto būdo. Matote, taip reikėtų būti lengva būti viską apskūsti ir iš karto nubausti, tai turbūt pusė Lietuvos būtų nubausti. Nes mūsų kiekvienas skundas turi būti išnagrinėtas taip, kad jeigu mes visuomet žinom, kad tas, kuriam skiriama bauda, mūsų sprendimą gali apskūsti teismui. Taip. Tai mes turim būti pasiruošę tam, kad jeigu mes būsime teisme, kad savo sprendimą galėtum apginti, ne tai, kad mes vienareikšmiškai skiriam ir maždaug mokėkit baudą, mes nieko nežinome. Tai sutinku, viskas turi būti išnagrinėta normaliai, aš šitai esu už ekonominį tą pagristumą, kad jums būtų verta nagrinėti tą baudą, kaip ir... Pas mūsų už baudas ne vien centas, mūsų inspekcijos biudžetą nenubyra, bet tai valstybės biudžetą tai... Kaip verslininkai sako, neūkiškai. Ne, matot, čia mano požiūrį teisingai, nes negalima organizuoti taip, kad už baudas mes išgyventum. Tai mūsų baudas, dantis šiaip lakstytum, ieškotum, kur čia ką nubausti, kam ko didesnę baudą uždėti. Tai, jeigu bus tos baudos, kaip, sakot, iki 10% nuo apyvartos, tai jau dirbsit mielų norų, bet jeigu, aišku, nepriklausys jums rezultatas nuo to, tai vėlgi, jums didelio skirtumo nepajausit. Tai gal bus mažiau skundų, nes atgrasys baudos dydis tada. Mato, čia kalbant apie skundus, apskritai mes diskutuojame, kas, pavyzdžiui, yra geriau, kai mes daugiau skundų gauname, ar kai mažiau. Kai mažiau skundų gauname, lyg tai viskas gerai, žmonės patenkinti, nėra pažeidimų, bet kita vertus, kai daugiau skundų gauname, tai žinom, kad žmonės vis dėlto to įsitikiai pradeda orientuotis. Jie jau mato, kad čia kažkas negerai ir skundžiasi, tai mes nusprendėm, kad geriausias toks kriterijus yra
į pagrįstų skundų. Jei mes gavom daugiau pagrįstų skundų, tai reiškia žmonės ne tik tai, kad nepatenkinti kažkuo tai, bet ir supranta, ko nepatenkinti, ką reikia skūstis ir ką reiktų taisyti. Nu, taip, tai tokie skundų savaime skaičius nieko nesako. Taip, žmonės labai, ir tokių, kur labai daug skundų rašo. Čia vienas advokatas per mus vieną kartą virš 100 skundų parašė. Mes taip ir nesupratom, ir dėl spamų būtent beje. Tikriausiai žinau, kas tas advokatas. Advokato padėjėjas, jeigu tiksliai. Pavedė, reiškia, savo advokatas padėjėjai. Tai mes nusprendėme, kad žmogus matyt, du atvejai yra, arba jis nori toj srity biznelį kažkokį daryti ir aiškinti o tiem šiukšlintojam, kaip įsisukinėti nori reiškia mūsų, arba kitas atvejis, kad priešingai nusprendė kažkaip įsiaiškinti tos mechanizmus ir pas to dalykų užsiimti. Bet taip ir paskui pasibaigė, taip ir neaišku, bet mes darbo vien su juo turėjome ganėtinai daug. Su jo skundais, ne su juo, taip sakant. Nu tai jeigu aš čia galvoju apie tą patį, tai jis man irgi vis tik sako, skūsk, rašyk, tai gal nagrinėja. Tai, jo, nes dažniausiai tarpusavį žmonės pasėdė prie pietų stalo, pasiskundžia viens kitam ir teisė tokie žmonės turi, teisė turi tokie žmonės. O politinė reklama, paskutiniu metu gavau irgi politinės reklamos šiukšlių, kur neprenumeravęs aš nieko, tai irgi pažeidimas, nes kaip ir valdo mano duomenis, bet kaip ir nekomerciniai veiklai. Be jokios abejonės, čia reiškia, nėra įstatymas, kuris tiksliai atskirtų, bet mano požiūriu tai kaip yra prekinė rinkodara, čia yra politinė rinkodara, lygiai tas pats yra. Ir mes principai taikom lygiai tos pačius principus. Ir kadangi mes jau taip pat gavome nusiskundimų dėl tų dalykų, mes net birželio 15 dieną, o tai čia siūlome, kaip turėtų tvarkyti asmens duomenys politinių kompanijų dalyviai. Nes po rinkimų visuomet mes gauname labai daug skundų, kad kažkas man skambino, reiškia, kažkas atsiuntė laišką, kad tai ir neteisėta. Ir čia tvarkos irgi dar nėra pakankamai įvesta, nėra pakankamai reglamentuota, bet aišku, niekas neturi teisės man siūsti kažkokios rinkiminės agitacijos asmeniškai man. Į dėžutę tai ten velniai žino, ką gali primesti. Bet asmeniškai nei paštu, nei elektroniniu paštu neturi teisės, nei skambučiais neturi teisės man teikti tos politinės agitacijos, jeigu aš nesudavęs tam sutikimų. Ir mes aiškinam politiniam partijom, jūs turite teisę tą daryti, bet surinkit žmonių, kurie nori gauti jūsų agitaciją, surinkite jos mens duomenys su patvirtinimu, kad aš sutinku, kad man siūstų. Tada sakys geriau, tada nedarysim. Nu tai kada reikia dirbti, tai tuomet visi supranta, kad to geriau nereikia. O ypatingai mes daug gaunam dėl elektroninio pašto ir dėl telefonų skambučių. Ir tos partijos tą duomenų bazę paprastai neišsaugo, mes jau sunaikinome, panaudojame per rinkimus ir čia irgi gana sudėtingai nustatyti, tačiau visa tai yra pažeidimai, mes jau dabar iš anksto partijas perspėjome, kad tai jau neteisėta, anksčiau buvo visokiausių dalykų. Nes vienu metu buvo toks rinkimų įstatymas, kad politinės partijos galėtų gauti iš rinkimų komisijos sąrašus rinkėjų, pavyzdžiui, visos rinkimų apygardos. Bet už pinigus, ten pinigai nedideli, reiškia praktiškai popieriaus, ten kitos sąnaudos. Ir atsirinka, kam siuntinėja tuos jau agitacinius laiškus ir ką, ir mes gavom labai daug skundų. Ir vieną tai labai įdomu gavom, kad vienas, reiškia, žmona skundėsi, kodėl vyras gavo, o aš kodėl aš negavau, reiškia. Kažko įsižeidė. Nu, aš jau suprantu, į finansinę prasme, į vieną šeimą pigiau nusiųsti vieną laišką, negu 2 laiškus siųsti. Jie tai padarė, čia žmonės jau, reiškia, įsižeidė, kad viena agituoja, kita negituoja. Gerai, dar laikas mūsų eina į pabaigą, dar pažiūrėsime, ar turime iš žiūrovų klausimų. Pasitengsime juos atsakyti. Taip, turime žiūrovų klausimų. Klausia, kad elektroninės komercijos laiškai traktuojami kaip spamas. Nu, kas tai elektroninė komercija? Čia tikriausiai elektroninės komercijos, tai mūsų terminais tiesioginė rinkodara. Tai taip, tiesioginė rinkodara, tai čia jau tą sakėm, kad tada, kada jūsų bent jau institucija tyria tada, kada yra neteisėtai naudojami duomenys. Taip, jeigu mano elektroninis paštas naudojamas be mano sutikimo, tai yra jau būtent pažeidimas. Taip. Aha, bet gerai, apibrėžkite eilinį įmonį, kuri naudoja elektroninę paštą rinkodarą, kokiuose ribose galima veikti, kaip netapti tuo. Tai labai paprastas dalykas, reikia turėti kiekvieno asmens, kuriam siunti laišką, turėti jo sutikimą ir turėti užfiksuotą į savo duomenų bazę, kad toks sutikimas yra gautas. Ir plus kitas dalykas, tai kaip mes kalbėjome, kad jų tinklalapyje ar svetainėje turi būti kažkur labai paprasta galimybė atsisakyti to sutikimo. Geriausiai tam pačiam laiške, kurį atsiunčia, kad būtų atsisakyti mygtukas. Jo, kiekvienam laiške galėtų būti. Taip. O tai jeigu SMS-u siunčia reklamą, negalim ten paspausti iš karto atsakyti irgi negalima, tai tą įmonį paskambinti galima ir pasakyti, kad išmeskit mane iš duomenų bazės. Galima taip, reiškia, o kita vertus, jeigu jie registruosis pas mus kaip duomenų valdytojai,
tai mes jiems prasirašyti nurodymą, kaip tai turi būti sutvarkyta. Bet tokie, kurie siuntinėja spamą, pa mus kaip duomenų valdytojai nesiregistruoja, galiu pasakyti iš karto. Ar yra kažkoks teisinis reguliavimas, kurio privalu laikyti siekiant, kad įmonės elektroninio pašto rinkodara nebūtų pripažinta kaip spamas? Na, tai čia dabar iš karto pasakote, dėl to reikia registruotis kaip asmens duomenų valdytojų. Taip, pirmiausiai, jeigu jau kažkokie duomenys, bet kokie... Taip, ten bus duomenų tvarkymo tvarka bus nustatyta. Ir tada gauti leidimą reikia, tai vat, kad galima siūsti. Tai šitie du reikalavimai. Dėl teisinio reguliavimo klausia, tai vat, du pagrindiniai reikalavimai - užsiregistruoti ir antrą gauti sutikimą. Du būdai. Tarkime, kad elektroninė parduotuvė išsiuntė vienos veiklos srities informaciniam įmonėms komercinį pasiūlymą, kontaktai iš atviros duomenų bazės. Vienas iš gavėjų pasiskundžia, kad tai spamas, kokia tikimybė, kad įvykdė skundo nagrinėjimą baustė siuntėją. Tikimybė, bausmės čia sunku paskaičiuoti, mes turėjome vieną panašų atvejį, bet ten buvo, aiškino, taip, pervežimo kažkokios kompanijos viena kitai paslaugą siūlė, bet per asmeninius, reiškia, paštus. Ir tas, kur gavo pradžio, aiškino, kas nedavė sutikimo, bet ginčio nagrinėjimo metu jie kažkaip tai susitarė ir taip sakė, taip, aš kažkada buvau davęs, bet pamiršau. Tai tos skundas va taip ir baigės, bet principai, jeigu aš gaunu kitos bendrovės pasiūlymą, o nesudavę sutikimo, tai aišku, tai neteisėta būtų. Tai, tarkim, elektroninė parduotuvė šitą jau taip skaitėm, rekomenduokite, kaip apsiginti nuo telefoninio spamo, kada skambina telefoninė rinkodara, vadinasi. Tikriausiai visi esam gavę pasiūlymų iš mobilio ryšio operatorių perėti pas konkurentus, skaitmeninės televizijos, dar gyvybės, žinau, draudikai skambinėja. Nors niekada nesam davę sutikimą naudoti savo telefono numerį, pamiršimo atvejais negalioja. Prieš metus, gal turbūt daugiau, buvo tokia istorija, kada telefoninio tinklo operatoriai labai aktyviai vykdė tokią rinkodarą ir net jie bandė mus apkaltinti, kad mes nepakankamai juos prižiūrime ir baudžiame. Viena teleoperatorius vienas atnešė pluoštą virš 100 tokių skundų, kurie labai bendrai, kad man kažkas skambino, kažką tai siūlė, reiškia. Bet esmė buvo tai, kad jie stengdavosi savo tuos klientus, kurie perina pas kitus, atsivilioti atgal, nes jiems buvo labai rinka įtempta yra, ir tuos klientus tai viliojo. Tai bet vieną kartą mes irgi pridėjom savo ranką, kad jie vis dėlto visi susitarė, kad tokia veikla yra negarbinga ir jie negalima užsiminėti. Pasirašė tokį garbingos veiklos kodeksą ir po to tokį skambučiai jau turbūt, galim sakyti, pradingo, o tais laikais, kada čia buvo taip, aš irgi turiu 2 operatorių telefonus, tai į kiekvieną po 2-3 kartus ateidavo pasiūlymai kviesti, reiškia, ir panašiai. Mes kelis skundus tokius esame ištyrę ir atinkamai nubaudę. Bet tokios skundo tyrimas vėlgi labai gana sudėtingas, nesudėtinga, bet imlus darbas, tai atlikti ir padaryti, taip pat esame tai nubaudę. Ir dar noriu iki galo išsiaiškinti žmonės, tai gaunas, kad į bendruosius paštus įmonių, info@įmonės pavadinimas.lt, tarkim, laiškus galima siūsti be apribojimų, nes gavėjas ne fizinis asmuo. Iš mano požiūrių taip, nes jeigu aš matau, kad firma užsiima pervežimais, ir šito adresu atsiunčiu, reiškia, jiem pasiūlymą, tai mančiau, jie to ir nori turbūt. Bet reklamos įstatymo 6 straipsnis savo, kad negalima be gavėjo sutikimo siūsti komercinio pobūdžio laiškus. Tai neapibrėžia ten ar fiziniam asmenim, ar juridiniam. Tai taip, čia tas apribojimas ir čia lygiai taip pat, kaip pas mums būdavo skambina, tai telefono skambučiais. Reiškia, mes netikėm reklamos pasiūlymų, tik klausim, ar nesutiktumėte gauti reklamos. Bet elektroninių ryšių įstatymai labai aiškiai parašyta ir teismas vienas buvo, kad netgi paklausimas, ar jūs nesutiktumėte gauti reklamos, jau yra rinkodarinis pasiūlymas. O taip, kad dėl šito info siuntinėjimas, negaliu tiksliai atsakyti, mūsų požiūrį, tai čia ne mūsų kompetencija, aš negaliu tiksliai pasakyti, galbūt pagal reklamų statymą. Reikėtų konkurencijos tarnybos, kurie kontroliuoja tą reklamos statymą vykdymą. Bet kokiu atveju būtų tikslinga pradžiai sukontaktuoti su tos firmos atstovais ir pastarti, kaip tą dalyką realizuoti. Nesuprantama, kad tos firmos tarpusavy turi kontaktuoti. Nes jeigu visiškai nekontaktuos, tai kam jie tos adresus, telefonus skelbia. Kada asmeniškai kažkoks pasiūlymas siunčiamas, kad
jūs darot vyną, o aš turiu obuolių, gal jums reikia tų obuolių, tai viskas suprantama, bet kada nuperkama, tarkim, 1000 adresų įmonių ir visiems išsiunčiama, arba kokia ten yra valstybė.com, valstybinėm institucijom, kur specializuojasi siuntinėti laiškus. Tai jie sako, kad pagal įstatymą galim valstybinėm institucijom tais viešais skelbimais adresais siųsti, ar teisybė. Na, žiūrint kokius klausimais, jeigu tai klausimais, kurie susiję su mūsų kompetencija. Kad parduodu obuolius. Tai matot, atvešiu į jų instituciją obuolių arba rūkytos žuvies atvešiu. Tai čia nelegali prekyba bus. Pagal kitą įstatymą gali. Principė tai aišku, čia nėra iki galo tiksliai reglamentuoti tie visi dalykai, nes visa elektroninė erdvė dar nėra tinkamai sureguliuota. Bet kita vertus, vėlgi tas visiškas sureguliavimas irgi būtų pernelyg, taip sakant, keltų kitas problemas. Tai va toksai galo ant tos ribos, taip sakant, pilkos zonos, kur galima ir kur draudžiama, visuomet būna dar pilka zona, kur kai kas ir bando, taip sakant, kažkokį savo biznelį padaryti. Klausiu, koks įrodymas reikalingas, norint pateikti skundą dėl telefoninio skambučio? Ar užtenka telefoninio numerio, iš kurios skambinti? Ne, tai reikia padaryti nuotrauką, kokia data, laikas, kada gautas skambutis, iš kokio numerio. Ir plus koks turinys buvo gautas, nes kad buvo skambutis dar nereiškia, kad buvo kažkas tai siūloma. O tai turinys tai kaip tai dar įrašyti reikia pokalbį? Ne, tai arba įrašyti, arba tiesiog išdėstyti, aprašyti tą pokalbį. Na, prašyti, užtenka prašymą. Bent tyrimą pradėsim, žiūrėsim, ką tas abonentas sakys, kuris kalbėjo, nes čia atviras, sakys, man sakė tą ar tą, sakys, aš nesakiau. Pavyzdžiui, aš žinau jūs telefono numerį, taip, tai aš galiu prašyti skundą, kad jūs man skambinot, siūlėte kažkokią nelegalią veiklą. Taip. Bet tai jūs turbūt paneigsit, kad tą darėte ir tada kils ginčas. Bet jeigu tokių pačių identiškų skundų gaunat 5? Ne, tai tada taip, suprantama, jei tai savo paties telefono 5 pasiūlymai panašus gauti 5 žmonėms, tai jau kyla įtarimas, kad čia kažkas tai daugiau yra. Gerai, tai rezimuojant mūsų šitą pokalbį, tai liko mums kas neįsiaiškinta dėl įmonių elektroninių paštų šitų, kurie ne konkrečiam darbuotojui priklauso, bet info, tarkim. Tai šitą turėtume įsiaiškinti su konkurencijos taryba. Ir įmonėm, kad netapti spamerės, reiškia pirmiausia registruotis pas jūs kaip duomenų valdytojo ir antrą turėti sutikimus, jeigu jūs paprašysite kartais. Jeigu naudojate savo duomenų bazę kažkokią naudojate. Taip, kad yra sutikimai gauti iš kiekvieno žmogaus, kuriam siunčiama. Parduotuvės labai tvarkingai, įmonės, turėjome elektroninės parduotuvės, jos pradėjo steigtis. Ir joms neprivalu liktai buvo pas mus registruotis, bet jos pačios suprato, kad bus geriau mums susiregistruos. Mes jom padėjom parengti tokias duomenų tvarkymo taisyklės, vėliau gavosi tokios beveik standartinės. Jie pagal tai tvarko tos duomenys ir netgi savo svetainėse rašydavo, kad yra mūsų duomenų valdytojų registrai, numeris toks ir toks, kaip būtų, taip sakant, patekimo ženklas. Taip. Tai kaip pavyzdys toks, jie tvarko tos duomenys teisėtai, teisingai ir jokių problemų neiškyla. Net gali savo kažkokį gražų ženkliuką išdavinėti, kad čia registruotas duomenų valdytojas numeris. Tokių minčių yra taip, kad būtų matyti, kad tikrai užsiregistravę, o ne tik tai skelbėsi, nes neteisėtas skelbimas tai būtų jau čia pažeidimas įstatymų. Kovojantiems, kovojantiems su šiukšlintojais, tai ką galim sakyti, kad paprasčiausia forma yra apskųsti per jūsų elektroninių paslaugų šitą skiltį, kur eiti į paslaugos ir rinktis skundus. Yra viena išeitis, kaip visiškai apsiginti nuo elektroninių šiukšlių. Nenaudoti internetą. Nenaudoti elektroninio pašto. Taip, bet ar tai gyvenimas bus be elektroninio pašto, tai čia žmogus pats turi nuspręsti. Taip, kad čia... Gal pagerės gyvenimas taiga? Kaip kam gal ir pagerė, kai aš turiu žmonių, kurie, reiškia, išgirstu, kad gyvena be televizorius, tai keista. Sako, bet žinau, koks geras gyvenimas, kai televizorius nežiūri. Tačiau kitos tematikos laida. Taip, čia žmogus pats gali apsispręsti, bet aš sutinku šiais laikais veikti šiame pasaulyje be interneto, turbūt nežinau, kas galėtų. Vienuolynuose, vienuoliai. Bet labai gerai gali veikti. Tai kadangi kalbant apie privatumą, aš pateikiu tokius pavyzdžius, kad absoliučiai privatų šiame pasaulyje buvo 2 žmonės. Tai buvo Robinzonas Kruzas ir Jėzus Kristus. Tam tikrų momentų savo gyvenime. Taip, kada atsirado penktadienis, Robinzono privatumas baigėsi. Atsirado Rojų Ieva, Jėzus Kristus, Adomas, atsiprašau. Adomas irgi savo privatumą prarado atsiradus Ievai. Taip kad šitame pasaulyje gyventi tarp žmonių ir norėti būti visiškai, absoliučiai visiškai uždaru, tai yra, galima, bet ar tai gyvenimas.
Gerai, tai ką, Algirdai, dėkui už apsilankymą, už įdomų pokalbį. Dėkui už pakvietimą. Žiūrovom irgi daug kas paaiškėjo, kaip elgtis, kaip netapti šiukšlintojų ir kaip kovoti su tai šiukšlintojais. Tai ačiū žiūrovom, žiūrėjusiems, iki pasimatymo kitose laidose. Viso gero. Viso gero.